Šiandien sužinosi, kaip investavus vos 100 eurų užsidirbti metiniai Netflix'o prenumeratai. Ką pirkti apsimoka labiau – brangiausia ar pigiausia kriptovaliuta pasaulyje. Kokiu būdu Boeingas Halloween'ui iš anksto pasiruošė. Kaip užsidirbti iš organizacijos ir ką bendro turi Jamesas Bondas su sutelktinio finansavimo galimybėmis Lietuvoje. Žiūrime. Kol vakarų pasaulis sukinėja laikrodžius, ruošiasi baisiausiai metų nakčiai ir skaptuoja moliūgus, Boeingo kompanija taip pat nusprendė neatsilikti nuo mados ir ne juokais išgąsdinti savo investuotojus. Pastarąjį mėnesį Boeingiečių profesinė sąjunga reikalavo geresnio atlyginimo paketo savo darbuotojams. Reikalavo ir išsireikalavo. Tik vat bėda, ne visai to, ko norėjo. Įmonės vadovybė nusprendė no people, no problem ir pranešė apie savo ketinimus atsisveikinti su 10% savo darbuotojų. Tai reiškia, kad per ateinančius mėnesius 17 000 žmonių, maždaug tiek, kiek gyvena Plungėje ar Kretingoje, papildys užimtumo tarnybos klientų sąrašus. Bėdos po vieną nevaikšto, lėktuvai po vieną irgi nelūžta. Siekdami išvengti dar didesnės finansinės turbulencijos, aukščiausiai kompanijos vadovai paskelbė atidintis 777X modelio pristatymo datą. Gal ir gerai, nes kol Muskas reklamuoja self-driving automobilius, Boeingas, patys suprantat. Bet kuriuo atveju investuotojai naujienų dėl bendrovės ateities prisibijo kaip velnias kryžiaus. Per paskutinį pusmetį Boeingo akcijos atpigo 9%, o vien tik nuo sausio pradžios turime 39% aktyvų nuvertėjimą. Jei prieš 5 metus buvai investavęs 10 000 eurų į šią kadaise itin sėkmingą kompaniją, užuojauta tau, nes tavo skraidančiųjų mylių balanse teliko vos 5500 eurų suma. Visgi, kai vienos durys užsidaro, atsiveria kitos, tiesioginė to žodžio prasme. Boeingas ką tik pardavė nedidelę dukterinę gynybos įmonę Thales koncernui. Aktyviai skolinasi ir ketina pritraukti iki 25 milijardų JAV dolerių tam, kad išskristų iš užsitęsusios finansinės audros debesų. Aukšto investavimo pilotažo žinovai, tokie kaip TD Cowen, Goldman Sachs ar Jefferies, šventai tiki, kad kompanijai tai pavyks padaryti. Jie Boeingui išlaiko buy reitingą. Kitaip sakant, jie rekomenduoja pirkti šią kompaniją. O kokią poziciją palaikai tu? Jei manai, kad dabar pats laikas pasigriebti keletą šios kompanijos akcijų, jų ieškok BA tikerių. Beje, jeigu nori, kad tavo santaupos būtų saugesnės nei Boeing Max lėktuvai skraidantis keleiviai, siūlau patikėti jas Freedom24 brokeriui. Ši platforma ne tik pasirūpins saugių tavo pinigų skrydžių, bet ir padės tau turėti jų daugiau. Jei investuoti mėgsi taip pat aktyviai kaip ir Valujavičius mėgsta keliauti, welcome kodus šios kompanijos veikiausiai taip pat nėra girdėjusios. Jei ir tau neteko su jais susidurti, daugiau informacijos apie Freedom24 galiojančias akcijas iki spalio 31 dienos rasi po šio vaizdo įrašu. Taip kad spausk nuorodų, pradėk taupyti pelningai ir protingai ir dar gauk papildomų bonusų. Jei mėgsti žiūrėti ne tik pinigų pulsą, bet ir Netflixą, turiu tau gerų naujienų. Praeitą savaitę ši srautinė vaizdo įrašų perdavimo įmonė paskelbė savo trečio ketvirčio rezultatus, kurie pranoko visus žiūrovų ir analitikų lūkesčius. Augantis subscriberių skaičiai, didėjančios pajamos ir pagaliau atsiradę pelnai. Ir tai ne vieninteliai teigiami pokyčiai serialų ir dokumentinių filmų karalystėje. Pasirodo, paskutiniu metu Netflixas užima net 7,6% viso televizijos laiko Amerikoje. Artimiausiams konkurentams Amazon ir Hulu transliuotojams piko metu atitenka vos po 2% viso srauto. Lyg to bebūtų maža, šiuo metu Netflixas yra 23 svetainė pasaulyje pagal lankomumą. Tik vat kompanijos akcijų kaina bado akis – $763 už vieną šerą. Tokius įkainius pamatysi susivedęs NFLX tikerį į paieškos sistemą. Investavus, jeigu praeities rezultatai bus tokie patys ateityje, galima tikėtis savo investiciją padidinti net 2,5 karto per 5 metus. Žiūrėk, jau ir 1 metų premium Netflix'o prenumeratai užtektų. Jis šiuo metu kainuoja maždaug $23 per mėnesį. O juk IPO dieną rinka nelabai tikėjo šiuo verslo modeliu. Dėl šviesios kompanijos ateities 2000-aisiais abejojo ir pats Netflix'o vadovas. Anuomet jis bandė prastumti savo bendrovę Blockbusterio korporacijai už varganus $50 milijonų. Blockbusteris seniausiai iškeliavęs į sėkmingų įmonių kapines, o štai Netflix'o kapitalizacija šiandien viršė $327 milijardus. O jeigu jau kalbame apie įspūdingas sumas, ar žinojai, kad sukurti populiariausią visų laikų Netflix'o serialą Squid Games kainavo kiek daugiau nei $21 milijoną. Tuo tarpu bendras įmonės pelnas iš šio 9 serijas turinčio korėjiečių kūrinio siekia beveik $1 milijardą. O ką artimiausiu metu stebėsi tu? Antrąjį Kalmaro sezoną ar Netflix'o akcijas? Tavo atsakymų laukiu, kaip visada, komentarų skiltyje. Kas laukia, tas ir sulaukia. Štai ir Euriboro čiuptuvų išvarginti europiečiai pagaliau sulaukė dovanėlės iš Liublianos. Ten posėdžiavęs Europos centrinis bankas jau 3 kartą iš eilės sumažino palūkanų normą. Kai visada nedaug, vos 25 baziniais punktais, bet geriau žvirblis rankoje nei briedis girioje.
Ekspertai tikisi, kad prieš Kalėdas turėtume sulaukti dar vienos geros žinios iš Europos centrinio banko šiuo klausimu. O 6 mėnesių Euriboras 2024 metų pabaigoje turėtų siekti 2,8 procentus. Belieka džiaugtis, jog paskolų turėtojai pagaliau galės lengviau atsikvėpti. Tuo tarpu prognozės dėl bitkoino ateities, kaip ir pati kriptovaliuta, muša vieną rekordą po kito. Šio vaizdo įrašo filmavimo dieną ši e-moneta yra treidinama netoli all-time high ribos. Vienas jos vienetas kainuoja daugiau nei $68 000. Įvairių ekspertų manymų 2025-aisiais bitkoino įvertis gali lengvai siekti $102–118 000 atžymą. Pats esu prisipirkęs šios kriptovaliutos gan patraukliomis kainomis, tad tokia įvykių eiga mane labiau nei tenkintų. O ir pačių bitkoino ETF populiarumas atrodo daug žadantis. Vien tik spalio 14 dieną buvo sumuštas eilinis rekordas. Šią rudens vidurį simbolizuojančią dieną bitkoino ETF sulaukė didžiausios paros įplaukos ever. Beveik $500 milijardo vos per 24 valandas. Šitokia krūva pinigų žmonės ir instituciniai investuotojai sukišo į biržoje siūlomus kripto fondus. Augantis makroekonominis optimizmas ir mažėjantis susirūpinimas dėl galimo ekonominio nuosmukio ir turime tai, ką turime. Na, o tu, jei neturi nei pinigų, nei noro investuoti į brangiausią pasaulyje kriptovaliutą ar jos ETF-us, gal susigundysi pasipildyti savo kripto piniginę vienu iš pigiausių kripto žetonų. Kalbu apie visiems puikiai žinomą Shiba Inu coiną. Šios meme monetos kaina be mikroskopo sunkiai žiūrima. Mes tau ją prizūminom ir štai ji ekrane. O vat bendra monetos kapitalizacija yra žymiai stambesnė ir niekuo nenusileidžia Kosovo ar Nambijos BVP. Ji viršė $11 milijardų. Nuo metų pradžios žavaus japoniško šuniuko koinas pabrango jau 87%. Tuo tarpu bitkoino rezultatai bendroje metų įskaitoje siekia tik 61%. O analitikai Shiba Inu valiutai prognozuoja žymiai geresnę ateitį. Atsižvelgdami į vykstantį kripto atšilimą, drąsiausi ekspertai žvelgia net 200% augimo perspektyvą artimiausių metų. Ir nors praeities rezultatai niekada negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje, spalis šiai kriptomonetai išties geras mėnuo. Prieš 3 metus, būtent 10 metų mėnesį, Shiba Inu coinas pabrango net 833%. 2 kartus į tą pačią kripto upę neįbrisi? Pagyvensim, pamatysim. Nu, o kaip tu? Ar turi Shiba Inu savo portfelį ir ar tiki šią kriptomonetą? Parašyk komentarą. Tuo tarpu bitkoinerių meka Salvadoro valstybė eilinį kartą bando kapanotis iš savo įsiskolinimų liūnų. Šį kartą ją į pagalbą suskubo JP Morgan Chase, suteikė šiai Centrinės Amerikos šaliai $1 milijardo paskolą. Bet kam rūpi kažkokios Salvadoro bėdos? O štai JP Morgan banku tikrai siūlyčiau pasidomėti. Kodėl? Nes tai didžiausias pagal rinkos kapitalizaciją bankas pasaulyje, kuris savo investuotojus kasmet džiugina vis geresniais rezultatais. Beje, tikrai ne vieną šio banko akciją turiu ir savo dividendiniam portfelėje. Visas reikalingas nuorodas, kad nemokamai galėtum sekti mano investicinius portfelius, kai visą laiką gali rasti šio video aprašyme. Vien tik per paskutinius metus JP Morgan akcijos pabrango daugiau nei 50%. O ir šiaip 634 milijardų market capas ant kiekvieno kampo tikrai nesivalioja. Be to, kiekvienam JPM tikerio akcijų savininkui kasmet mokami 2,2% dividendai. O kur dar faktas, jog tai viena iš patikimiausių bankinių institucijų, kurios pelningumo marža viršė 33%. Matomai tokį gebėjimą dirbti ir uždirbti bankas paveldėjo iš savo įkūrėjo JP Morgano, kurio mėgstamiausias hobis buvo žlungančių įmonių perėmimas ir jų restruktūrizacija. Jis tą darė taip dažnai, jog ilgainiui šis procesas buvo pavadintas morganizacija. Beje, tą patį veiklos modelį dievina ir dabartiniai banko vadovai. Visgi pats Morganas išties buvo gimęs po laimingąją žvaigždę. Kaip vienas turtingiausio nuo metų žmonių, jis turėjo keliauti Titaniku. Tik vat ėmė ir persigalvojo jaunos meilužės naudai. Atostogos su ja Paryžiuje ženkliai paplonino jo piniginę, tačiau išgelbėjo gyvybę. Nu, o man asmeniškai labai patinka šiam finansistui priskiriama citata. Jeigu privalai paklausti, kiek tai kainuoja, reiškia negali sau to leisti. Užtat leisti sau nusipirkti vieną JP Morgano akciją tikrai gali. Jos kaina viso labo $225. O šią investiciją paskyręs $10,000 kapitalą, po 1 metų jau turėsi $15,200. Aišku, jei banko augimo trajektorija nepasikeis. Titanico už šią sumą neprikelsi, bet padoresnį kruizą tikrai įpirksi. Nuo Lietuvos finansiniuose vandenyse šią savaitę vyrauja štilius. Be rinkimų karštligės ir Foxgate'o skandalo pas mus nevyksta nieko įdomaus. Oi, palauk, meluoju. Štai tau gan netradicinė galimybė užsidirbti iš Lietuvoje veikiančios įmonės.
Šį trečiadienį šeimos pramogų centras Adventika visus lankytojus kvietė ne tik pramogauti savo erdvėje, bet ir investuoti į naują jų išleistas obligacijas. Šie skolos popieriai platinami Be My Bond platformoje 2 metų terminui, kas pusmetį mokant 9% siekiančias metinės palūkanas. Kaip pažymė įmonės kūrėjas tėtis Jurgis, šie pinigai bus skirti naują Adventikos parko įrengimui Berlyne ir jau esančio pramogų centro Kišiniove modernizacijai. Suprantu, jog įmonės šūkis viskas yra žaidimas, bet investavimas į Moldovos pramogų sferą, ką aš žinau, čia jau aukštesnio lygio geimas. Žinoma, svarbiausia neprisižaisti, bet kuriuo atveju 9% metinės grąžos dar niekam nepakenkė. Tad jeigu susigundai šią galimybę, keliauk tiesiai į Be My Bond internetinį puslapį. Beje, minėta sutelktinio finansavimo platforma gan nauja. Jis savo veiklą pradėjo šių metų balandžio mėnesį, o pagrindinis jos tikslas - suteikti smulkiems ir vidutiniams investuotojams galimybę investuoti į didelės ir gerą reputaciją pasižyminčias bendroves. Pats platformos pavadinimas turi šmaikščią asociaciją su filmo numylėtiniu Jamesu Bondu. Mat įmonės įkūrėjas tvirtina norintis, jog kiekvienas per šį puslapį į bondus investuojantis žmogus jaustųsi saugiai ir drąsiai, tarsi leistųsi į nuotykį su pačiu 007 agentu. Kaip jiems seksis, pamatysime ateityje. Užtat aš garantuoju vieną dalyką. Jei savo investicinės kelionės metu nori jaustis saugiau nei Casino Royale's klientai, privalai žūtbūt užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Aš ne. Bond. Užtat investavimo, finansų ir taupimo srityse tikrai nusimanau, o savo žiniomis ir įžvalgomis mielai dalinuosi su tavimi kiekvieną sekmadienį Pinigų pulso laidose. Tad negailėk laiko, prenumeruok mano kanalą ir susitinkame sekančią naujienų apžvalgoje. Sėkmės!